Nu, sveiki bičiuliai, po darbų pietų nevalgė, nes nebuvo kada, bet žinom, kur pavalgyti. Jums parodys. Jums parodysim karščiausią sezono patiekalą. Gal antrą karščiausią patiekalą. Turim ne vieną variantą, bet tu pamatysi, kur ir ką skanaus valgysim. O kur esam? Šventojoje. Va. Bike baras. Čiuvenį vėjėlis pučia, nekaršta. Palpiam laiptais. Pam. Mergina iš Belgijos. Ir užeinam vidų. Labą dieną. Sveiki. Mes į terasą norim. Tai va, iš bariuko išeiti į terasą. Tai va, lauko terasą. Atvarom čia ir štai bus. Ragausim turkiškos bulvės. Jos turi pavadinimą, angliškai kaip vadinasi, jack potatoes kažkaip. Jo, tai va, pasiimat bulvę ir paskui kokią norite mėsą. Arba plėšytą kiaulieną, arba traškę šoninę. Paskui padažą pasirinkat ir 3 pasirinktinus pagardukus. Tai va, imsim ir paragausim. Štai krosnį iškeptas bulvytės ir pagardukai. Nu, bičiuliai, jau gavom savo patiekalus. Jūs pažiūrėkit, mūsų visi skirtingi, nors ta pati turkiška bulvė. Jo yra visko ir 3 kartus daugiau. Aš norėjau... Alkanas labai direktorius. Iš tikrųjų buvo alkanas, iš tikrųjų. Ir klausė, kuriuos 3 pagardukus imsi, sakau, visus. Kuriuos padažus, sakau, visus. Tai va, aš pasimiau patiekalą su visais 5 pagardukais. Ir aštrus, ir lapenų, ir svogūnėliais, ir traškiai. Selis ir traškiais svogūnais. Ir rytoj išsirinkot... Aš išsirinkau tvarkingai. Šiaip pagal meniu reikia išsirinkti vieną mėsytę, tai aš pasirinkau traškę šoninę, padažiuką česnakinį pasirinkau, marinuoti agurkiukai, tokie labai skaniai marinuoti čia yra, paskui traškus svogūniukai tokie irgi, man ant visko jie labai tinka. Ir ką aš dar čia ėmiau, dar kažką ėmiau. Žodžiu, tuoj paragausim. Tai va, bičiuliai, žiūrėkit, čia tokie sotus pietus gali būti. Nerealiai. Pagadinu ir jalapenas. Čia apačioje yra ir plėšyta mėsytė, ir šoninė, ir sūris, ir čia traškūs svogūnėliai. Nu, žodžiu, sunku kalbėti. Alkani labai esam, sorry. Tuoj paragausim ir pasakysim, nors jau matau skonio labai gerai atrodo. Iš pernai atsimenam, kad čia labai skanu. Ir fainai laukas lieti. Sėdi terasui ir valgai fantastinį patiekalą.